Labas, po ilgo laiko vėl nepasiduodu ir toliau filmuoju, taigi atvažiavau vieną patį parduotuvę. Melisą palikau pas tetą, vyras sklype, o aš atvažiavau, nes vyras paprašė, kad bituminės dangos, sako, ten paieškot. Ir labai keista, nes vėl jau senokai pati vieną važiavau ir tikrai keista. Tiesiog nemoku apsakyti, kuo keista, bet tiesiog keista, ką žinau. Eiti vienai pačiai parduotuvę, kažkaip nebejauku. Ot laikai atėjo, kai viską su vyru darai, tai paskiau kažkaip ir va taip būna nepaaiškinami dalykai. Prekės. Labai pasisekė, nes darbuotojas įkėlė man į vežimą cementą. Dabar bandysiu pati. Nusibaisi daug, nesveria 25 kilogramus. Na, kiberis 20 žymiai lengviau užsikrovė. Tada kelis galėčiau pakrauti. Nu, bet jau cementą daugiau nei vieną nekelčiau. Būtų buvo idealiausiai pasiimti 3-5, bet man be šansų įkelt. Galvojau, kaip pirmos pilnai viską susisukti taip, kad jau ir Robertui ten padėčiau atmatuoti ir į miestą važiuoti. Bet pasirodo, kad jau po pirmos, o dar tik iš parduotuvės, tai išėjau, dar net nenuvežiau nieko jam. Bet labai smagu, kad konsultantas įkėlė, pagelbėja ir vos nesumaišiau hidroizoliaciją su bituminė danga, žodžiu. Ne tą kibirą paėmiau, bet kažkaip sumaščiau pasižiūrėti, kad ne tas kibiras ir jo. Ir cementas ir viskas į sklypą. Tai ir važiuoju. Na, aišku, ir striukę biškį įsibalinau. Pasėmiau kaliošus, bet Robertas jau įspėjo, kad įmerki koją iki pat kelienų. Nu, tai aš nežinau, kaip ten reiks prieit. Aš pasiruošiau į miestą dar biškį paieškau dovanėlių. Aš žadėjau užtrukti čia pusvalandį. Užtrukau žymiai ilgiau, važiuoju Melisas pasiimti. Labas, vėl diena šiaip praėjo kažkur, tai dar viena diena. Ir šiandien buvau nusiteikus, kad Melisa važiuos į darželį, nes šiandien šventė. Labas? Ne labas? Tai pakeliui paėmėm siuntą. Važiuoju ir girdžiu, kad dukra kosėja, nu ir viskas. Parašiau tetuliai, tai pas tetą paliksiu truputuką. Ir šiek tiek gal pasidarbuosim. Pirmas blokelis gal bus. Ir kas juokingiausia, kad aš beveik nuvažiavau iki darželio. Nu jau, galim sakyti, kiek ten, 0,5 kilometro buvo iki jo, 20 kilometrų iki darželio. Ir apsisukau. Tai išpakuosiu siuntą, nes labai rūpi. Ir vėl gražiai pakuota. O, naujovių. Oba. Eina sau, geras. Dukra sėkmingai palikus pas tetą, išpakavus siuntą. Įsiaiškinau, kad čia yra ananasai su spirulina, paskiau papaja ir ananasai su spirulina, tai čia tokie užkandukai. Ne, jau bus skanus. Arba aš čia galiu nesidžiaugti, gal čia ne mum, gal čia Robertas užsakė dovanų kam nors. O dabar hidroizoliacijos berods rutinuką varysiu ieškot. Robertas davė tokią užduotį, kad jam nereiktų važiuoti į miestą. Žiūrė aš į save visai. Laukai jau darosi kaip man anksčiau. Baigęs mano tas keratininis tiesinimas, koks ten tas. Ir dar žiūriu, sėdžiu mašinai. Jėzau, kiek daug šiukšlių. Ir pagalvojau, 2 mėnesius mašiną nevaliau. Nu, dar turbūt tiek pat nevalysiu. Nei sau, nei mašinai laiko. Ieškojau ilgo rulono, bet pasirodo tik tokia reikėjo. Hidroizoliacinės juostos. Aš ją įsivaizdavau, nežinau, praeitas kaip vyrs pirko. Ten pas vyrą kanale viskas, aišku. Bet gal daugmaž įsivaizduojat. Ir konsultantą net pasikviečiau, kad rasčiau, ko man reikia. Tai su konsultanto pagalba radau. Ir kaip gerai, nes dabar 10 dar nėra. Ir kaip jaučias, kad žmonių nėra mieste. Nežinau, dar važiuoju tada iki kokios parduotuvės. Nežinau, dovanikių kažkokių paieškot. Nesisek man su tom dovanom. Nieks manęs. Jėzau, mano, kodėl. Nusivertinu save. Tai žodžiu, greit kalėdos dovanų neturiu. Ai, vyrui turiu. Užsakiau dovanikę. Ir manau, jam tai tikrai patiks. O kitiem tai nežinau. Nežinau, ką dukrai dovanot, nes labai dar nevertina tų žaislų, o tik tai 1-2 dienas ir pamiršta juos. Tai galvojam švęst šventes, tiksliau per kūčias,
keistis dovanėlėm pas vyro sesę, su vyro šeima. Ir galvoju, ką tom dovanėgiam, tai galvoju, tiesiog valgoma. Tai vat, iki 10 eurų susitarėm dovanotis. Ir šiaip, tokias dvejonės yra, kad tai yra švaistymas, nes žmonės patys nusiperka, ko nori, bet jau dabar nebe tie laikai, kad negalėtų savo leisti tiek, kiek anksčiau, kad mūsų seneliai, tėvai būdavo tik šventės ir tik taip galėdavo pasilepyti. Tai va tokiam ir dvejonėm gyvenu. Ir dar dvejonės, kad labai reiks skubėti, nes vyras sumontuoja ir šiandien varom prie pamatų. Tai dienos su pabaiga ir to laiko vis nėra, viskas statybom arba dukrai. 2 ar 3 savaitės kaip sergam, nes pradžiai rotavirusas, dabar šiaip gripas, va, kosėjim, snargliuojamės. Ir aš jau nuo Melisos gimtadienio, dabar jau 10 dienų kažkur ir vis dar nosis užkritus, atrodo, kad sinusitas būtų, bet vakar vandens pagėriau, tai šiek tiek jau geriau. Iš parduotuvės yra kur 10 ir žmonių pilna. Ir net Robertas manim pasigėdas skambint, sako, kur dingai? Ai, važiuoju, dar žadėjau vieną parduotuvę, užsuk tiek to. Tai va, taip va, 2:30. Sugaišinau Robertui biškį laiko su savo tais ale dovanų ieškojimais, tai būtų anksčiau atvažiavęs, kaip supratau, bet niekam. Baisulys, noriu vasaros. Einu su vyru darbuotis, viskas bus jo kanale, o savo kanale kažkaip vis dar žadu prisėsti. Norėčiau prisėsti iš vis polinukę, vieną patį, niekom nemaišom ir pašnekėti tiesiog, kaip 3,5 mėnesių sekės negert kavos ir nevalgytų bandelių. Ir kas pasikeitė. Tai tempiu, nu aš tikiu prisėsiu tikrai. Tai va, šiek tiek ten sumatavom su Robertu kartu ir palikau šį vieną ir sušaliau. Savo pasiėmiau. Skanu? Iš tetos. Patenkinta, taip? Viskas gerai. Važiuojam namuką. Valgy daryti tetį. Aha, tai nem. Kartu ir savo. Gerai. Supirsimės dviese, tvarkaus, pirsiukas šiaip šildas. Ir ką, šventės kaip ir baigės, nu bent jau kalėdos dar liko nauji. Ir kaip su dovanom, tai viskas kaip ir normaliai buvo, taip ir kaip ir šventės viskas normaliai. Ir šiandien tiesiog, kol nėra šeimos, noriu pašnekėti, kaip ten man su ta be kavos, be bandelių sekės. Taigi, tai ką, viskas prasidėjo, nežinau, turbūt kai gimė Melisa, kad prieš gimstant jau žadėjau mesti tos saldumynus, tas kavas, vis lyg ir geriau sekės, tada prasčiau, tada vėl geriau, vėl pasileisdavau. Ir dabar taip jau buvau griežtai susiemus, kad gersiu geležį ir kad tų ten kavos, negalit vartot daug, nu galit ten kaip ir, bet kad vaistų poveikį mažin. Aš tos geležies gėriau, nepasakyčiau, kas sąžininkai, gali negerai, nes šiek tiek jaučiuosi kartais irgi tą silpnumą. Tai, o kaip sekėsi pradžiai tos 2 savaitės tikrai baisiai. Pirmom dienom sunkiai susitvardydavau, naktim sapnuodavau saldumynus. Žodžiu, paskiau kažkaip jau vis geryn, jau po 3 savaičių jau gan normaliai. Tada jau pradėjau sapnuoti, kad pasidaviau, bet tada iškart ir pasijausdavau tą tokį, kaip čia tą, save taip nuvertindavau iškart ir nenorėjau aš to jausti jausmo, tai ir tiesiau toliau iki savo to gimtadienio, gruodžio 5 nuo rugpjūčio 15. Tai čia 3,5 net mėnesio gaunas. Ir ką aš pajutau, tai kad ne vien svoris nukrito, 4 kilogramai, nes įdomu žinau. Ir pas Robertą gal kažkas jau ir girdėjot, turbūt dauguma. Bet pasijuto ir kiti dalykai, tai kaip celiulito sumažėjo ant tos dalies subiniuko. Paskiau žilų plaukų žiūriu irgi sumažėjo, nuovargė, sakyčiau, gan, taip irgi sumažėja. Kitoks jausmas vis tiek. Nėra taip, kad labai jau ten būčiau pasaulio galiūnė, nes šiaip gan mažai dabar judu. Bet kas dėl to, tai pasijuto labai gerai. O dabar, tos 3 savaitės, tai kaip ir kavą geriu ir saldumynus valgau, šiandien kaip tik rytą prisivalgiau.
ir taip bloga, taip negera, tai nežinau. Bandysiu tęsti savo tą žygdarbį ir kažkaip ten žiūrėsiu, kaip man seksis, nenoriu labai prisišnekėti, nes kai prisišneki, tai gaunasi atvirkščiai. Kaip sako, ten protas supranta, kad jau viską padarei ir jau kaip pasiekiai. Nu, tai taip nesakysiu. Tai va taip. Ir ką aš dar galėčiau pasakyti, ką aš pajutau. Pajutau tai, kad jau kai atėjo mano tas gimtadienis, kad neturiu aš tos priklausomybės, bet tik pradėjau gerti ir valgyti kažkaip vėl, kaip ir ale norisi, bet buvo toks dalykas, kad labai sinusitas užkrito, bet toks labai nemalonus, paskiau kažkaip jau savaitę nevalgiau vėl nei kavos, nei tų saldumynų ir vėl pagerėjo. Tai sveikata tikrai, tiek narkotikai, tiek alkoholis, tiek ir saldumynai yra labai prastai. Tai aš vienintelė priklausomybę nuo cukraus turiu. Ir ką žinau, niekiek nesigailiu, labai savim didžiuojos, tikrai, aš savo esu šaunuolė. Tai va toks trumpas ir pasipasakojimas ir eisiu toliau tvarkytis, kol šeimynos nėra. Labai gerai yra vienai tvarkytis. Perisiukas šalia, tai jis mažiausiai maišos. Kol vyras perka čia pasidraskymą mašiną, tai dar ką prisiminiau, tai kad nevartojant to saldumynų pagerėjo oda. Tik pastebėjau daugiau pieno produktų panaudojus, tai vėl suprastėdavo. Psichologinis nusiteikimas irgi pagerėjo, ne taip dažnai būdavo liūdna, kažkaip pastovesnė nuotaika. Ir dar ką pastebėjau, tai kad valgiau tiek pat normalaus maisto, tik nevalgiau saldumynų. Tai susitvarkė apetito tas toksai, kad atrodo sotumas atsirado, nes anksčiau būdavo valgydavau ir vis tiek norėdavau valgyti, nors pavalgius atrodo soti, bet vis tiek kažkaip kemšo. Ypač, kaip ten sako, saldumynam visą laiką vietos atsirasdavo, tai taip ir yra, buvo bent. Dabar valgau saldumynus, kai pavyzdžiui, šiandien nieko nevalgiam normalaus, tai saldumynai pats tas. Bet kai jau užvalgau normalaus, jau ir saldumynų nebesinori. Anksčiau taip nebūdavo. Tai vat, tokie pastebėjimai. Nebuvom per kalėdinę šventę, bet vis tiek Melisa gavo dovanų iš darželio. Taip? O čia pirštinės piešiai, labai gražių. Nai. Nai. Taip, nai. Aš žiūrėsi, ką dovanų gavai? Taip? A pavyks pačiai išsipakuoti, biškį mamai padėti? Pakuokis, o aš vairuoju, gerai? Porą sintinukų iš kiniečių, jau žiauriai senai kažką besisakiau ir sėdėm kavinukai. Ir bairis buvo su Melisas gertuvė, atsidarė man kupriniai, viskas sušlapo. Tai taip vakarojam. Nejauku filmuoti, daug žmonių, tai dabar žaidimų aikšteliai, tai vieni patys. Tai yra žaidimų kambarį su teta. Pamujo. Išsitraukiu kamerą, nežiūriu, Robis neįsitraukė, tai apsitvarkiau molinuke. Ir dabar jau ruošiu stalą. Ir atvažiuoja pas mums svečiai. Ir atšvęsim, naujus sutiksim. Nežinau, turbūt gal vidurnakčio nesulauksim, gal sulauksim, nes visi su vaikais. O pas mums miegot nėra kur. Tai žiūrėsim, bet manau bus smaga. Tai čia visur, vynuogės jau padėjau. Čia dar maišas, čia, kažko padėsiu vis tiek ant stalo. Toks kaimiškas pasiruošimas, dar bus ryžiai ir kepta žuvis. Tai kaip atrodo mūsų pasiruošimas, Melisa jau valgo. Taip, čia ryžiai turėtų išvirti, nuplauti jau. Ir čia žuvikė porkaitė. Ir kol svečių laukiam, kai ką dar atsiminiau. Ką norėjau pašnekėti apie tos saldumynus. Tai kad pradžiai kaip ir su Robertu žadėjom kažkaip, bet vis po 2 savaičių, po kiek sakydavo Robertas, gal nori kavytės, tada kažką, ir noriu. Ir kažkaip geriausia, kad nesiderinau prie nieko ir tiesiog viena pati ėmiaus, pasiryžau ir viskas. Robertas valgė, gėrė ten tos saldžius, o aš ne.
O maniau, kad bus baisiau, nes galvojau, kad iš giminių, iš pažįstamų bus antipalaikymas žiaurus, bet kažkaip gan normaliai priėmė tą, tai nebuvo to tokio spaudimo, kad oi, reik, ką čia apsimeti. Tai labai savim džiaugiuosi ir didžiuojuosi. Baig duoną, Robert, suvalgyti. Vakar buvo skanesnė, lengviau kramtis, bet gerai, sakykim. Vyrui tinka. Ne tas žodis. Nu, geresnė nei Duonos nebeliks, kol svečiai atvažiuos, nes vėluos 2 valandas. Nu, bus 5, žadėjo į 3. Tai bus 6. Garantuoju, kad bus 6. O tie, kurie žadėjo 6, bus 7. O stalas bus tuščias.